Meilė ir neapykanta, moters ir vyro santykių metamorfozės, nesusikalbėjimas tarpusavyje, vienatvė, gailestis sau ir praradimo jausmas. Tiek prieštaringų jausmų telpa dviejų aktorių spektaklį Mėšlungis. Jaunų ir ambicingų Užupio teatro aktorių komanda vasarą kviečia žiūrovus nerti į jausmų sūkurį, kuris nei vieno nepaliks abejingo. Spektaklis Mėšlungis, jau kaip čia galima pasakyti, premjera įvyko kaip ir prieš metus. Jisai jau buvo rodomas taip pat čia Fluxus ministerijoje, mes čia repetavome vasarą, rodėme ir taip pat jau esam nemažai ir Lietuvos miestų apkeliavę su šituo spektakliu. Ir būtent kas yra labai įdomu, kad kitose miestuose irgi kur buvome, tai vat niekur šitas spektaklis nepalieka abejingų. Ir visi žmonės po šito spektaklio išėję, jie išeina su vienais ar kitais jausmais, jie kažką tai išsineša. Nebegerk! Kazio Sajos drama Mėšlungis, kuri parašyta jau prieš kelis dešimtmečius, nepraranda aktualumo ir šiais laikais. Pjesė yra parašyta ir šitai pjesė yra jau bemaž apie 30 metų. Senokai. Jo, apie 30 metų, tai vat turbūt dar mes dar ir gimę gal nebuvom, kaip ją parašė, bet visgi šitos vertybės jos išlieka ir šiomis dienomis, ir tai, kas buvo aktualu tada prieš 30 metų, tai yra aktualu ir dabar. Gulinčia ir miegančia niekas nemuša. Aktorius sceną žengia visiškai apsinuoginę, tačiau pasak jų tai nėra komercinis triukas. Aktoriai taip pat vaidina apsinuoginę. Kas labai. Tas apsinuoginimas yra galbūt irgi iššaukia tokią žiūrovų reakciją, kad jie apnuogintų savo sielą. Ir kad jie pasižiūrėtų, kas jų viduje yra. Jie prieš save pamato nuogą kūną ir tai galbūt kažkiek tai pasidaro kažkam nepatogu, kažkas tai pradeda kažkaip rangytis, kažkaip tai, bet jie tada irgi įeina į tą savo vidų ir jie pamato, kasgi ten dedas ir kas ten verda. Ir tegul aišku žiūrovai negalvoja, kad mes savo tuo nuogumu norime kuo daugiau pritraukti auditoriją. Čia yra tokia pjesė, už kurios tu niekur nepasislėpsi. Tai tu būni prieš žiūrovus visiškai nuogas, atviras ir viskas. Moteris turi būti šalta, o vyras aistringas. Visgi apnuoginti kūną nėra taip sunku, kaip apnuoginti sielą. Buvo sunku, daug dalykų šitame spektaklyje buvo sunku, nes čia yra viskas paremta, kad tu viską darai atvirų jausmu. Ir būtent ir tas yra labai sunku, nes kitur tu galbūt gali kažką dar numuilinti, kažkur kažką užglaistyti, kažkur kažkokią vaidybą uždėti, arba tarkime kostiumą kažkokią apsirengti irgi, po kuriuo tu pasislėpsi, čia jau tu po nieko nepasislėpi. Ir tas ir yra, kad visur yra atviras jausmas. Spektaklio centre jaunos poros Vytauto ir Elijos, kurią galima laikyti lietuviškuoju Šekspyro Ofelijos variantu. Nesėkmingi bandymai pakeisti savo santykius. Spektaklio herojai kalinti savo santuokos kalėjime, o Mėšlungis pjesėje ne tik santykių metafora, bet ir būsena einant iš kartos į kartą. Spektaklio režisierė Rita Urbanavičiūtė, kuri yra pastačiusi kelis Užupio teatro spektaklius, sceniniu minimalizmu ir nuoširdžiu ryšiu su žiūrovais, bando atskleisti amžinus būties klausimus ir įkūnyti mirties bei prisikėlimo idėją. Teatras pastaruoju metu vis dažniau renkasi lietuvišką dramaturgiją. Vasarą dar irgi planuojame statyti pagal Jurgos Ivanauskaitės. Irgi Jurgos Ivanauskaitės pjesė Bomba ar Bariel. Tai vat čia tokia irgi toks labai įdomus kūrinukas ir galvojam, kad vat irgi toliau mes vystysim tą lietuvių dramaturgų tą tokią kryptį ir vat statysim lietuvišką tą dramaturgiją. Kazio Sajos pjesę Mėšlungis Užupio teatras ketina rodyti Vilniuje, Fluxus ministerijoje, Liepos 27, 28 bei rugpjūčio 25 dienomis.